Būdama gėjų teisių aktyvistė, Charlene niekada nebijojo kovoti už tai, kuom buvo įsitikinus. Ji buvo tvirta aktyvistė iki vieno įvykio parado metu. 2003 buvau Čikagos gėjų parade ir vidury šio gražaus parko panoramiškai apžvelgiau parką ir kiek tik mačiau, buvo moterys su moterim, vyrai su vyrais, visi šventė ir gerai leido laiką. Ir staiga mane persmelgė gėdos jausmas. Aš atitrūkau nuo aplinkos, aš supratau viduje, kad man kažkas prakalbo dvasioje, kad šitas yra kelias, kuris veda į pragarą ir kad aš esu jame. Dar kelis metus prireikė, kad suprasti šį apreiškimą ir per tą laiką Charlene vis dar publikavo savo propagandinį žurnalą, bet jinai negalėjo išmesti iš galvos tos žinutės iš gėjų parado. Aš buvau tokia užsiėmus aktyvistė, propagandos nešėja ir po visų darbų naktį, pavargus, kai dienos darbai baigti, visada girdėjau balsą, kad aš neteisi prieš Dievą. Ji jautėsi vieniša, užaugusi tikinčiųjų šeimoje, o jau 19 tapo lesbietė, po keletos nepasisekusių draugysčių su vaikinais. Aš daugiau nieko nenorėjau turėti bendro su vyrais. Šiandien iš homoseksualų jis sulaukia daugiausiai neigiamų atsakymų, bet jį įsitikinus, kad dauguma jų yra tokie patys viduje susiprieštaravę, kaip ir ji pati buvo. Homoseksualai, norėdami užpildyti savo vidinę tuštumą, užsideda linksmą veidą ir vaidina, kokie nuostabūs ir laimingi jie yra. Tai yra tikra istorija. Yra labai daug vienišumo gėjų bendruomeniai, apie kurį nekalbama, o tai yra tikrovė. Mūsų misija dabar ir apšviesti ir traukti žmonės iš homoseksualaus gyvenimo būdo. Tiesiog paprastai, prezentuojant tiesą. Kai žiūriu į praeitį, šėtonas apgavo mane ir apgavo daugybę tūkstančių kitų į tokią iliuziją, kad mes galim būti laimingi. Tai yra iliuzija, kad tai yra laimingas gyvenimas, tai yra gėjų gyvenimas, didžiavimasis, mes esame laimingi. Nei kiek nėra tiesos tame, nei kiek. Aš pradėjau dar tuo metu organizuoti socialinius renginius lesbietėms. Mes išnuomodavom restoranus ir moterys atvažiuodavo iš viso regiono. Per bet kokias šventės mes organizuodavom didelės puotas ir tai buvo puikiai bendruomenė. Bent jau taip galvojau. Mes uždirbom daug pinigų. Šią veiklą mes užsiėmėme beveik 10 metų. Ir kaip tapom vyresnės, nusprendėm, kad norim kažką keisti, nusprendėm spausdinti žurnalą. Ir kai žurnalas buvo paleistas, su manim susisiekė nemažai gėjų organizacijų, kurios yra aktyvios iki šiandien. Taigi ir mes buvom svarbi dalis ankstyvuosiuose 90-uosiuose. Strategija visada yra žengti mažą žingsniuką per slenkstį. Nors iš tikrųjų planas yra užgrobti visą sistemą. Kodėl mums neįrašius papildomas taisyklės vidinėse nuostatose? Ponas mokyklos direktorius, kad mes neatleisime iš darbo homoseksualaus mokytojo, arba kad studijuoti gali mokiniai, kurie yra atviri gėjai ar lesbietės, ir kad mes jų nejudinsim ir niekaip nediskriminuosim. Mes norime tik mažytės taisyklės, kai iš tikrųjų planas yra paimti į rankas visą sistemą, ką mes ir matome praėjus 15 metų. Tai ir yra strategija, iš pradžių įsilinkti kaip gyvatei, įsileisti daugiau tokio pobūdžio žmonių ir tada daryti savo darbą. Aš buvau pakviesta prastumti partnerystės įstatymą Atlantoje ir aš buvau išsiųsta kalbėti su patarėjais, su meru ir buvo pakviesti žmonės ne tik pagal kilmę, bet ir vietiniai tenykščiai, bei žmonės, kurie turėjo svarbią balsavimo teisę. Ir pagrinde mes buvom susimokę su niekuom apie tai nekalbėti, tiesiog patekti į salę, kalbėti su patarėjais. Mes nenorėjom, kad pagrindinė liaudis žinotų apie šį balsavimą. Mes turėjom pripildyti auditoriją vien gėjais ir lesbietėm ir kad politikai būtų prispausti į kampą ir sakytų, o Dieve, mes turim priimti šį įstatymą. Tokia strategija. Mes buvom pajėgus infiltruoti žiniasklaidą. Aš prisimenu žmonės, kurie pradėjo nuo paprastų leidinių, kad ir nuo mūsų žurnalo. Šiandien dirba galingiems žurnalams.
dirba Bloomberg'ui, dirba New York Times, dirba Condé Nast. Ir taip yra, gėjai ir lesbietės diktuoja didžiąją žiniasklaidą šioje šalyje. Kodėl? Todėl, kad žiniasklaida kalba tiesiogiai jaunų žmonių protus. Ir taip yra keičiamos kartos, diegiant doktriną nuo pat vaikystės dienų. Žinote, aš nieko neplanavau. Man viskas taip gerai sekės, žurnalas buvo pagrindinis. Ir kai aš buvau ant vadinamos mano karjeros viršūnės, mano mama mirė. Ir tai buvo pokyčių pradžia, kuriuos man rengė Dievas. Aš buvau vyresnė sesuo iš 2. Mano močiutė su Alzheimeriu tampa mano atsakomybė. Aš pati gyvenu jau 10 metų su kita moterimi. Mes gyvenam New York'e kartu, mano močiutė gyvena kartu ir mano gyvenimas pasikeitė daugeliu prasmių. Ir aš jau nebegalėjau išeiti kur nors, kaip anksčiau galėjau. Bet Dievas pradėjo apreikšti man, kas amžinybė yra. Nes kai savo mamą turėjau laidot, aš priėmiau sprendimą pirkti platformą kapuose mamai, močiutei. Aš pati ištekėjus, žodžiu, ir aš pirkau 3 vietų platformą. Ir tai buvo didelis ženklas man, kai važiuodavau dėti gėles. Kur mano mama palaidota, kur močiutė bus palaidota ir kur aš būsiu palaidota. Ir kai tu žiūri į savo mirtingumą, tai tikrai priverčia susimąstyti, kas po to laukia. Ir aš buvau priversta apie tai svarstyti ir turėdama tą vaikystės tikėjimo sėklą pasėtą manyje, kai meldžiausi atgailos maldą dar 12 metų. Ir dabar vėl, būdama 42, susimąsčiau, kur aš praleisiu amžinybę. Būti palaidotam čia tikrai dar ne pabaiga. Kas bus po to? Ir tai gali būti greičiau nei tu manai. Tai pradėjo keisti mano homoseksualią pasaulėžiūrą, o aš dar toliau leidau žurnalą, taip. Ar ėjau į renginius? Taip. Bet aš pradėjau matyti, kad žmonės net nesusimąsto apie gyvenimą po mirties. Iš tikrųjų netgi to vengia. Ir niekada pas mane nebuvo noro eiti į gėjus toleruojančią bažnyčią, tiesiog tai buvo ne man. Aš žinojau, kad tai netikra. Aš žinojau, kad tai netitinka Dievo pagal supratimą, kokį aš turiu. O juk vienas Dievas yra, todėl aš ir nėjau iš viso bažnyčią. Bet galvodama apie savo mirtingumą, aš pradėjau labiau galvoti apie dvasinius dalykus. Buvo momentai, kai aš viduje norėdavau, kad kas nors man paaiškintų, kaip iš tikrųjų, kaip ištrūkti iš šios nelaisvės. Be abejonės, aš turėjau Kristaus protą, bet aš nežinau, ar aš galiu būti laisva nuo šios nuodėmės vėl. Ar aš galėčiau žiūrėti į moterį, kad negeiščiau jos? Ar aš galiu būti laisva nuo to? Tai buvo tai, su kuo aš kovojau. Ir vieną dieną aš esu New Jersey'e ir man paskambino pastorė, nuostabi Dievo moteris, ir mes ten aptarėm kažkokius tai reikalus. Ir jinai paklausė, Šarlyn, kur tu esi viešpatyje šiandien? Ir aš norėjau, kad jinai man padėtų suprasti, kaip man būti laisvai. Bet kai jinai išgirs apie tai, kad aš turiu geismą tai pačiai lyčiai, šita pastorė padės ragelį ir niekada daugiau nekalbės su manim. Bet to nebuvo, to nebuvo. Jinai klausėsi manęs. Bet tada mano išdidumas išlindo, kad pasakyčiau jai, kiek aš užsidirbau, kiek parašiau leidinių, kiek keliavau, bet ji klausė toliau, leido man kalbėti. Ir tada pasakė, žinai, aš dvasioje matau, kad tu nori grįžti pas Dievą, bet nežinai, kaip gyventi ir pasilikti šventume. Ir dar tu manai, kad Dievas jau nebegali tavęs naudoti.
nes tu buvai per daug atvira lesbietė, bet Dievas visą tai ruošiasi kaip tik netgi panaudoti. Ir tada kažkas pradėjo atsirakinti ir apversti ir mano pamatai pradėjo lūžinėti manyje. Dievas tiesiog užčiaupė mane, aš buvau be žodžių kelias minutės, negalėjau kalbėti, tik klausyti. Ir tik ašaros bėgo, nes jis kalbėjo tiesiai į taikinį, nes aš norėjau tapti laisva ir tuo momentu Dievas man priminė, kaip jis mane myli, saugo, kaip ištraukė mane iš daugelio situacijų. Ir netgi kaip neišgelbėtas žmogus, aš atpažindavau Dievo ranką savo gyvenime. Ir ypatingai, kai mano mama mirė. Aš turėjau keletą įvykių, kur aš mačiau Dievą veikiant. Todėl aš renkuosi Dievą šiandien ir priešas šėtonas pradėjo kalbėti. O tai kaip su pajamom, tu negali nustot spausdinti savo žurnalą. Ir aš tada sakau, aš nežinau. Aš tik žinau, kad šiuo momentu aš turiu pasitikėti Dievu. Turiu pasitikėti Dievu. Ane, o kaip dėl įsipareigojimų Niujorke, kur turėsi kalbą kalbėti parade? Tu privalėsi ten būti? Šėtonas vis kalbėjo. Tau dar per anksti tikėti Dievą. O aš nežinau, ką aš ten nuvažiavus pasakysiu, bet aš žinau, kad aš ten nuvyksiu jau kaip įtikėjusi Dievo moteris. Nes įtikėsiu šiandien. Ir tada šėtonas atstojo. Ir tik tai ašaros pasipylė ir aš jaučiau šventosios dvasios pripildymą, kurio niekad nebuvau jautusi. Nes Dievas sutrupino mano neteisingus pamatus mane ir aš toj mašinai verkiau. Ir mano pastorė paklausė, ar aš melsiuosi atgailos maldą. Nors jau buvo prieš tai 2 kartus klausiu, bet sakiau ne, nes ir dėl įvairių įsipareigojimų su pasauliu. Bet kai 3 kartą ji tokia atkakliai aš Dievužė. Bet kai 3 kartą paklausė, ar aš sutinku melsis, aš sutikau ir meldžiausi. Ir Dievas apsigyveno manyje. Jau tą dieną. Iš karto sekantis dalykas po to antradienio vakaro buvo, kad aš nuvykau į tą Šamburgą po 2 savaičių. Aš ten nuvykau, aš nieko jam nesakiau apie savo pokyčius ir aš sakau, kad Dievas duos man tinkamą laiką, tinkamą žodį ir momentą. O iš kitos pusės galvojau, kad žinau gėjų bendruomenę, jie manys, kad aš išprotėjau. Ir aš nesakysiu, kad aš nebijojau, aš bijojau. Tie žmonės buvo leidėjai, žmonės, su kuriais visur keliavau, mes vieni kitus pažinojom, buvo knygų, žurnalų leidėjai. Taigi mes visi sėdime ir apie visą tai kalbam. Ir vedėjas klausinėjo keletą klausimų, kaip aš pradėjau leisti žurnalą ir visi kiti taip pat atsakinėjo. Bet paskutinis klausimas, kurio jis paklausė, buvo, apie ką tavo žurnalas kalba šiandien? Ir aš žinojau, kad tai ir bus tas momentas, kur aš jiems išrėšiu. Ir aš pradėjau kalbėti, žinote, žurnalo kryptis pasikeis 180 laipsnių kampu. Mes eisime visiškai priešingą kryptimi. Mūsų misija iki šiol buvo drąsinti gėjus, lesbietės, stovėti už save, nesislapstyti, tom didžiuotis ir kaimynam ir draugam tai pasakot, o dabar mes eisim priešingą kryptim. Mes norime, kad gėjai ir lesbietės žinotų, jog tai yra ne taip, kaip Dievas juos sukūrė. Ir aš sakau jum, buvo galima girdėti skrendančią musę toje auditorijoje. Aš stengiausi nežiūrėti nei į dešinę, nei į kairę, stengiausi nematyti jų veidų, tiesiog pasakiau, ką Dievas kalba. Ir mano žurnalas dabar instruktuos skaitytojus, kaip ištrūkti iš homoseksualizmo. Ir ne tik tai, bet ir apie tai, jog tam reikalingas pasišventimas Dievui. Ir tai jis man išpildė. Na ir buvo laikas ir kitiem pakalbėti, bet buvo tai vis vien net užgniaužė kvapą ir aš daugiau nieko nesakiau ir jie nieko nesakė. O vedėjas tik po minutės atsigavo nuo šoko, tik tada priejo prie kito pašnekovo. Ir po to buvo visų priėmimas ir aš galvojau, o ne, aš bėgu į mašiną ir išvažiuoju, nesakinėsiu jokius klausimus, tiesiog bėgsiu ir Dievas iš karto pakalbo. Jei tai tavo tarnavimas, tai tu nuo čia ir pradedi. Tu lieki ir būsi kiek reikės. Ir aš pradėjau galvoti, kad jie visi bus šalti man, visa minė vengs manęs. Ir iš šono stebėdami sakys, tai bent nučiuožus.
Bet taip nesitiko. Kiek aš ten stovėjau, vienas po kito žmonės ateidavo prie manęs ir sakydavo, aš taip pat vaikščiodavau į bažnyčią. Ir aš nesu laiminga šiam gyvenime. Ir aš noriu ištrūkti iš to taip pat. Taip pat dar kita moteris buvo prieėjus ir sako, aš anksčiau buvau misionierė, bet aš atkritau. Viena po kitos sielos atėjo ir man dėkojo, kad išdrįsai tai pasakyti šiame suvažiavime. Ir aš tada supratau, kad Dievas mano balsą ruošia, ne tik mano, jų daug yra. Dievas kelia naują klasę žmonių, kurie tai yra praėję. Tad šie žmonės negali žiūrėti mane kaip į kokią pastorę, kur net nežino, kas tai yra. Jie žino, kad aš buvau tokia pati lesbietė kaip ir jie, bet šiandien aš laisva. Yra tokia giesmė, kurią mano pastorius chorą mokina. Viešpats yra šioje vietoje, o mano siela, jis šioje vietoje. Ir čia kalbama ne apie pastatą, bet apie tavo vidų. Jis užpildė mano vidinę tamsą, nes kiekvienas, kieno viduje Dievas negyvena, ten ir yra tamsa. Šėtonas man sakydavo, kad aš niekada nebūsiu laisva ir aš visada geisiu moters. Ir jau taip 30 metų, bet aš esu gyvas įrodymas, juk Dievas tikrai gali tave pakeisti. Tu gali prašyti Dievo, kad jis ateitų į visą to gyvenimą. Ne tik dėl homoseksualizmo, ne taip vyksta viskas. Tu turi visą savo gyvenimą jam pašvęsti. Dievas daug dalykų man jie pakeitė, aš turėjau ir pykčio priepuolių. Aš turiu ramybę ir džiaugsmą, kurio anksčiau neturėjau. Aš turiu tai, ko žmonės nori, kurie matė mano liudijimą ir pažinojo asmeniškai. Gavau laišką nuo vienos moters, kad aš labai klystu ir aš džiaugiuosi, kad tau pavyko, bet manau, kad tu neteisi. Ir aš gaudavau laiškų dar nuo tada, kai savo liudijimą parašiau savo žurnale. Žmonės rašė labai piktus laiškus. Ir viena moteris parašė, kaip aš drįstu taip kenkti mūsų gėjų bendruomenėm. Tu savo gyvenimą pašventei gėjam ir lesbietėm, o dabar tu gali spjauti į viską? Ta pati moteris po 2 metų sako, kad ji niekada negalvojo, kad jinai rašys man dar kartą. Ir ji rašo, kad ji taip pat nusprendė nebebūti lesbietė ir atidavė savo gyvenimą Dievui. Ir tokios istorijos pateisina visas kančias.